galim kažkaip arčiau susiburti. Nėra šiandien mikrofono, tai mes kviečiam visus kažkaip į bendrą tokį ratą. Ne. Tai dėl ko susirinkom pas ką ir kokį tikslu, tai beveik ir nėra reikalo pristatyti, nes vis tiek tie susirinko, kurie buvo matyt pakviesti. Ko gero nėra čia tokių, kad užklydo netyčia, pamatė, kad atidarymas. Tai trumpai šiek tiek apie Regimanto Žilio parodą, fotografijos parodą. Noriu dar savo trigrašį tarti, o paskui galbūt bus kas ir protingiau pašnekės. Kiekvienas toks išėjimas, aš galvočiau, menininko, bet kurio, ar fotomenininko, ar tapytojo, išnešimas savo darbų į kažkokią tai visuomeninę erdvę, į tą erdvę, kuri jau yra lankoma žiūrovų, tai kiekvienam autoriui, sakyčiau, yra labai sveika, nes jis tada kažkaip atsiskiria nuo savo kūrinių kaip vaikų ir tada jau tie kūriniai tampa kaip ir ne jo, o tampa kaip ir žiūrovų dalimi ir tada ir autorius kažkaip gali savo žvilgsnį fokusuoti ir pamatyti truputėlį savo darbus, galbūt ateities perspektyvą, ką turėtų, kad turėtų, reiškia, ateityje kreipti savo kūrybą ir apskritai įvertinti. Ir tie darbai, kurie jau priimami žiūrovo, vėlgi, žiūrovas jau vėlgi juos prisijaukina, jie tampa kaip ir jų įvertinami ir, reiškia, sugrįžta autorių kažkokiais tai įžvalgom, pastebėjimais. Tai tiek, kiek man teko tokių parodų fotomeno, reiškia, iš to bibliotekoje eksponuoti, tai esu pastebėjus tokią tendenciją, kad apskritai lietuviškas peizažas turi tokių savybių ir subtilumų, kad jeigu autorius kažkaip į tą peizažą neįsijaučia, neįsigyvena, jis netampa jo dalim, tai tas peizažas tarsi tampa tokiu mielu atviruku. Ir vat Regimanto peizažai turi jau tą įkrovą, kai tikrai jauti, kad autorius ten stovėjęs, ne valandą, gal ne dvi, kad tas peizažas yra jo, į jį įsijausta, kad jis žino, ką jis nori pasakyti ir iš tos parodos jau kažkaip aiškėja ir jo toks kažkoks savitas braižas ir galbūt kaip poetas jis nedaugiažodžiauja savo parodą, nes, kaip matot, peizažai tokie, sakyčiau, tokie taupūs, tokie, kaip ir tikrai be daug žodžių, labai daug tokio, reiškia, nėra perkrauti, jie lyg tai tokia net ir monotonija dvelgtų. Bet iš tikrųjų autorius, reiškia, kaip ir pats įsiklauso į tą tylą ir leidžia mums kažkaip toj tyloj išgirsti tai, ką jis norėjo pasakyti. Ir tas peizažas, jūs matot, kad jis daug tokio vienišumo turi, vienišas kelias, vienišas medis, vieniša stotelė, vienišas kažkoks stulpas, vienišas namas ir tokios nostalgijos ir netgi melancholijos. Ir savaitgalį man teko važiuoti pro Žemaitiją ir paskui grįžtant aš pasukau ten per Tauragę, pro Šilalę, važiuoju per tuos laukus ir prisimenu Regimanto parodą, nes tie laukai jau dabar daugelio atveju yra tokie, kaip šitie peizažuose. Iš tikrųjų suarti, ta tokia prarasties, ta tokia nuojauta kažkokia, kad jau prarasta kažkas, kad jau tos vasaros nebėr, kad yra kažkokia ateinantis tas ruduo. Ir tikrai Lietuvoje jau dabar labai daug tų vietų, tokio peizažo, kur ir sodybos tokios išeinančios, ir tas laukas išeinantis, ir ta vasara, ir tokio, kažkaip man taip susišaukė su šita paroda. Ir šiandien Facebook'e atsidarius radau
tokį gražų Bernardinų, matyt, reiškia, brolio Arūno Peškaičio eilėraštį apie rudenį. Ir, jisai ilgas tas eilėraštis, bet aš atsimenu tas dvi paskutinės tokias eilutes. Ruduo dovanoja tikrumą, ruduo nesvajoja, o esti. Tai vat man Regimanto peizažai su ta tokia esatim, su to tokiu tikrumu, su to tokiu lyg tai tikrai mus verčiančiu įsiklausyti tą tylą, galbūt net ir kažkokį filosofinį klausimą savo užduoti, ir ne tik savo, bet ir gal kažkaip ir dėl Lietuvos, vat man tokios asociacijos žiūrint į Regimanto kūrybą. O dabar tai kvieščiau pasisakyti gal patį autorių pirmą, o paskui gal jau kolegos ar artimieji, ką nors gali pridurti, kaip čia jam sekasi. Pirmiausia, noriu padėkoti, kad atėjo čia šitą parodą ir galiu visais šitais vaizdais pasidalinti su jumis visais ir pakeisti šiek tiek jūsų požiūrį į peizažą ir į pačių save. Čia iš tikrųjų šitą parodą kaip tam tikras, kaip čia pasakyti, kalbėjimo būdas, kuris turi pakeisti jumise tam tikrus elementus. Nežinau, kiek pavyko man tai padaryti, bet manau, kiekvienas turėtų atrasti net ir tai, ką buvo senai pamiršęs iš savo laiko, iš buvimo, kada tas buvo ir ta gamta buvo arčiau jūsų, iš vaikystės laiko, iš kito buvimo kartu su gamta. Ir filosofinių klausimų čia, aišku, yra nemažai sudėta iš tos visus vaizdus, bet sunku pasakyti, kiek jie yra matomi ir nemanau, kad labai lengvai atsiskleidžia, nebent jeigu dar kas nors kokius parašytų tekstą, tai šitie peizažai būtų labiau suprantami ir priimtini. Čia nufotografuota nuo praeitų metų spalio iki šių metų kovo balandžio mėnesio. Pirmas darbas, kurį padariau, tai kabo čia nuo šito vaizdo prasidėjo visas šitas ciklas ir dėkoju savo šeimai, kad kantriai važinėjo su manim po šitos laukus ir ten įrikavo, ką reikia fotografuoti, ko nereikia fotografuoti ir praktiškai kartais apsimesdavau, kad tik tai spaudžiu kadrą, nebuvo ką ten matyti, o daugumo laiko tai praleidau vienas. Kokį sykį, 2, 3, 4 sykius į savaitę važiuodavau į tas vietas ir vis atrasdavau naujus vaizdus, nors tie patys objektai, kaip ten kampe namas yra, tai šitą trobelę mačiau, galvojau, nieko to pačiu nėra visiškai, bet kelis kartus pravažiavęs ryte vakare supratau, kad reikia dar išieškoti laiką ir atvažiuoti perfotografuoti, nes peizažas, kaip studijoj, gali tą apšvietimą pasireguliuoti kaip nori, o peizažas tai turėjo derintis praktiškai kiekvienu momentu. Dar esu nufotografavęs juodai baltą juostelę, bet kol kas dar neatspaudžiau ten tų vaizdų, čia buvom žiemą, tai ten tokį sukelia įspūdį, kaip tai būtum pakliuvęs į kopą. O čia man patinka švari erdvė, nei technikos, nei žmonių iš tikrųjų nebuvo. Nesu matęs nei karto, kad kas nors per laukus eitų. Ir daugiau čia, kaip sakė, žaidimas forma, šviesa, spalva. Iš to gaunasi kažkokie tai prisiminimai. Iš tikrųjų, kai fotografuoja fotografiją kažkokią darai, tai kyla kažkokia tai asociacija į kažką šiaip ir tada kažkaip derini kompoziciją, spaudi kadrą ir jeigu yra fotografija, tai yra tik vienas kadras. Nespaudžiu, kad būtų dar kažkas tokio tikriau. Ir skirtumas nuo skaitmeninės fotografijos, tai didžiulis yra. Juostelė sugeba matyti tavo tikrą spalvinį spektrą, kuris yra ir kurio mes nelabai matom iš tikrųjų. Jeigu pasižiūrėti archyvos darbus, tai ten ta spalvinė temperatūra ir koloritas praktiškai artimas yra fotografijai.
nes su skaitmeninė aparatūra jinai praktiškai suniveliuoja į tam tikrą tašką tos šviesos, o čia visur to švarumo trūksta, kad tai vyksta įdarė. Čia nėra jokio retušavimo, pilnas kadras, tik tai, aišku, buvo užmanymas pirminis padarytas gerokai didesnius, iki 1,14 m, ilgoji kraštinė, bet techninės galimybės, finansai ir dar erdvė gali daryti filmą mažesnis, nes šiaip reiktų atsitraukti toliau nuo fotografijos, kad jinai tebe pasiimtų. Šiaip smagu buvo dirbti. Net ir man pačiam, nes peizažą prieš tai nesu nieko daręs. Gal kažkada dar sovietmečiu esu daręs šio rainuotą fotografiją peizažą, bet ten tikrai buvo tokie kaip lengvi pabandymai ir eksperimentavimai, nes įtakoja viską aparatūra, kokybė juostelių, iškalbų buvo, bet tai daugiau praktiškai čia fotografijos menas reikalauja turėti gerą techniką, nes čia vis tiek per tai atsiskleidžia ir spalva, ir linija, ir forma, ir perspektyva. Tai tiek, tai dar sykį dėkingas ir visiems, kad čia užklydot tokiu nelabai tinkamu oru. Pirmadienis dar apskritai yra sunkiausia diena, kurią galėjau pasirinkti atidarymui. Žiūrėjau, buvo išbandymas tavo draugam. Jo, bandžiau dabar surašysiu pažadų sąrašą ir gydysiu elektrą, kaip galima pajuokauti. Neatvykusius. Ačiū Jums labai visiems. Tai dabar gal kas nors tikrai dar norėtų kažką pridurti. Ugniu, gal gali kokią nors tekstą? Žinau, kai sprontą čia sunku pridurti. O ką? Nu, kaip atrodo paroda? Valio! Pirmoji jau paroda. Daugiau reikia. Taigi negrįžuoju. Tai ką tada, jeigu niekas nebenori šnekėti, tada... Ne, nori, va žmona nori. Nori. Pasakykit, kaip ten buvo. Šeima. Išpasakok visas paslaptis. Jaučiamas dalyvavo visose šitose darbuose, kankiname, nukankinti tokį tam tikrą žaidimo formą. Iš tiesų, tai tema yra sudėtinga, nes šiuo metu, kai internetas pilnas vaizdinių, spauda pilna vaizdų, padaryti kažką, kas būtų dalis tavęs, yra tikrai sudėtinga. Čia kažkas tam tikrais momentais pavyko, ne, labai neblogai. O šiaip aš esu šitą vietą subjektyvi, taip kad mane nemanau, kad tai būtų labai svarbi. Žodžiu, smagu, kad galų gale žmogus priartėja prie savo svajonę. Nesakau, kad jis jau labai artėja ir ją pasigavo, bet tai kelias link jos yra labai svarbus kiekvienam. O aš dar norėčiau pasakyti ir tokią informaciją pasakyti, kad rugsėjo 7 dieną, taip, 17 valandą, štai čia va tiesiai tuo koridorių meno skyriuje bus naujos Regimanto knygos, poezijos knygos pristatymas. Tai vėlgi laukiam jūsų visur, gal bus oras geresnis, taip lis. Tai žodžiu, dar kartą ir dar paroda kabės, tai jeigu ką nors norite ar atsivesti, ar parodyti, ir dar išgirsti ir poeziją Regimanto, ir tada galbūt jums dar visas sąskambis ir peizažo, ir poezijos dar kažkaip naujai suskambės, ir kažkokia nauja įžvalga bus į Regimanto kūrybą. Pirminis užmanymas šitos parodos buvo praktiškai derinti viską su verbaliniu tekstu. Ir yra parašyti posmai tam tikri. Ir skaityti kiekvienai fotografijai, bet išėjo, kad tie tekstai kol kas liko tik tai maketė knygos, kurios maketavo, ten fotografijų beveik 300, ir čia liko tik knygos mažas trupinėlis, bet manau, kad tie tekstai vis tiek gal per tos knygos pristatymą nauji jūsų pasieks jūsų ausis ir tada šiek tiek galėtų būti paprasčiau suprasti, ką aš čia norėjau pasakyti.
Tai dar kartą dėkojam autoriui, čia mes nuo bibliotekos norime. Dar vat, Onutė nori tarti kitą žodį. Aš toli gražu ne kaip specialistas, o kaip žiūrovas. Ir drįstu pasakyti, kad Regimantui beveik artimas žmogus. Jau seniai jisai žaidžia, kaip sakoma, fotoaparatu. Bet tas jo žaidimas nevaldymas malonių, gražių vaizdelių, kurių tiek daug visuose fotoalbumuose, visose erdvėse, kur kažkur tai technika mums parodo tai, ko mes nesugebam savo akimis pamatyti. Ir čia va žiūrėjau kartu su juo eidama ir dar kartą eidama. Ir aš pamačiau tai, ką aš pati jaučiu. Ir per tokius arimus eidama, gal neįdama tiesa, važiuodama pro tokius arimus. Ir visą tai, ir tiesiog džiugu man, kad jis neieškojo tų tokių puošnių, gražių, ant eglutės kabinamų vaizdelių, paveikslėlių. O va jis pamatė, kokia mūsų Lietuvos dirva, nelygi, sunki, bet išarta. Kokios gražios spalvos nurudusioje žolėje, ką tik išartuose arimuose, ar betirpstančio sniego baloj. Man baisiai, Regimantai, ačiū. Man baisiai malonu, kad aš radau tai, ką aš viena važiuodama jaučiau. Čia tu esi. Dažnai vienas, nors ir būryje, visada ieškantis nelengviausio kelio, nesu viskuo sutinkantis, todėl tau gražu. Ir purve nušvitęs, purvo baloj nušvitęs dangaus lopinėlis. Ir ta vieniša stotelė, sakai, tai ne vieniša, tu ją matei vienišą. Ir mes matom ją vienišą, atrodo, kur jau visas pasaulis pasibaigė. Tik kažkas kažkur važiuos ir kažko lauks. Šičia. Mačiau tokius arimus, bet tokius spalvų nepajėgiau pajusti ir pamatyti. Užtikrino mane, jokios nėra retušo, jokio įsikišimo į tai, ką gamta duoda. Kad ta gamta yra tokia graži. Graži savo grynumu, savo tuo, kas va yra ir ko mes dažnai nematom. Ai, arimai, du arimai, važiuojam toliau. Gal pamatysim kokį nors gražų paveikslėlį. Jų labai daug yra, bet jų netokiai sielai reikia, netokiai dūšiai reikia. Jis mato ir grožį, ir prasmę ten, kur dažnas praeisniai nesusimąstęs. Ačiū, Regimantai. Ačiū, kad tu išėjai į žmonės plačiau, kad tu sugebėjai valandomis prie to kiekvieno lopinėlio, prastovėdamas kartu su tais, kuriem užteko kantrybės būti. Kad tu neskaitei nakties valandų, niekada tu jų neskaitei. Ar kurdamas kažką popieriuje, išliedamas save eilėse, arba tokiuose paveikslėliuose. Tai tavo dvasios, tavo poetiškos, visapusiškai poetiškos sielos atšvaitai. Ačiū. Daugiau ir betudurti po tokių gražių žodžių, tai belieka tai sveikinimai. Tai nuo bibliotekos noriu teikti 12 metam kalendorių,
kad galėtų Regimantas jau planuoti savo parodas ir knygas, pristatymus čia kitiem metam, o čia kadangi yra reiškia, Kaunas ir fotografija nuo seniausių laikų iki dabartinių vaizdai, tai va čia dar galėsim pasižiūrėti į buvusius vaizdus ir esamus. Mes gal sveikinam. Virgutį. Nu, ką čia dabar pasislėpti? O ką čia pašniptom? Reikia viešai.